Sveiki, mano vardas yra Šaila ir šis vaizdo įrašas buvo sukurtas naudojant dirbtinį intelektą. Didėjant kibernetiniams išpuoliams, dirbtinis intelektas tampa svarbia priemonė apsaugant informacinės sistemas ir duomenis. Tai gebėjimas aptikti, analizuoti ir neutralizuoti grėsmes daug greičiau nei žmonės daro jį esminiu, bet kurios kibernetinio saugumo strategijos komponentu. Tai sistemos stebi tinklo srautą ir vartotojų elgesį, kad aptiktų anomalijas ar įtartiną veiklą, dažnai identifikuodamos galimus išpuolius dar prieš jiems įvykstant. Jos gali automatiškai blokuoti kenkėjiškus veiksmus arba izoliuoti paveiktas tinklo sritis, žymiai sumažindamos reagavimo laiką. Be to, mašininio mokymosi algoritmai leidžia DEI prisitaikyti prie naujų grėsmių, nuolat atnaujindami ir apsaugodami sistemas. Tačiau DEI naudojimas kibernetinėme saugume taip pat kelia teisinių rūpesčių, ypač susijusių su duomenų privatumu ir skaidrumu. DEI turi atitikti privatumo įstatymus, tokius kaip BDR, ir svarbu užtikrinti, kad duomenų tvarkymas būtų skaidrus ir kontroliuojamas. Atsakomybė už DEI klaidas, ypač tas, kurios sukelia duomenų pažeidimus, turi būti aiškiai apibrėžta. DEI vaidmuo kibernetinėme saugume yra nepaprastai galingas, tačiau jį turi lydėti stiprus teisinis pagrindas, užtikrinantis duomenų apsaugą ir etinį naudojimą. Tinkamas reguliavimas maksimaliai padidins DEI naudą, tuo pačiu sumažindamas rizikas ir užtikrindamas mūsų skaitmeninio pasaulio saugumą. Susisiekite su Crowdy, komanda, kad sužinotumėte, kaip dirbtinis intelektas gali pagerinti jūsų kibernetinį saugumą.